Nu, kolektyvas, kaip jums ten sėdisi prie ekranų šiltai? Pas mane šaltoka, nes atvykome į pakankamai šaltą kraštą. Atvykome į Islandiją, į rojaus žemę. Jūs pažiūrėkit, kokie vaizdai. Fantastika. Tai savaime suprantama, atkeliavome į Islandiją keltu. Nemanau, kad yra kitas būdas, jeigu keliaujam motociklu ar automobiliu. Tai kėlėmės iš Danijos. Tai vienas iš pagrindinių būdų, sakyčiau. Ar vienintelių būdų. Asmeniškai kelti 3 dienas nelabai buvo laiko prasme, norėjusi tiesiog važiuoti. Pradėsim keliauti nuo pietų, tiksliau į pietus, o šiaurę paliksim jau dasibaigimui, sušalimui, sušalsim. Tokias naujienos, tai prisijungit prie kelionės ir jeigu matėt Islandiją, jau keliavot, tai prisiminkit įspūdžius. O jeigu nematėt, tai pakeliaujam kartu. Pradeda lyt, tiek susitaikyti su tokiais iššūkiais, kad iš niekur lyja, šviečia saulė. Tai manau, lekiam, kaip ir minėjau, link pietų. Tai dar ant kelio, dar linksminamės, kariaujam su vėju. Labai iš tikrųjų nesmagiai mėto, nes mocas lengvas pats irgi, tai panešioja į šonus, tai stengiuosi palaikyti tą mažesnį greitį. Pirmi įspūdžiai, tai labai smagu pabėgti nuo tos civilizacijos, kur atrodo, nieko nėra. Prasilenkiam tik su keliautojais, kemperiais, džipukais ir viskas. Ta prasme, atrodo, nieko daugiau čia nėra, gamta karaliauja. Mes čia esam, sakyčiau, svečiai. Mes esam svečiai Islandijai. Tikėtina, turėsim problemų su kuru, nes pravažiavom, 200 km. Nei vienos degalinės. Galim judėti toliau. Gal pakeliui rasim degalinę. Kažko užkast, duoti ir mocui pavalgyti. Čia tokia degalinė savitarnos, kaip filmuose, apleista, nieko nėra, nei žmonių. Nuvažiavom pakankamai neblogai, šiandien 300 km. Tai per tokį vėjuotą orą labai geras rezultatas. Tai užsipylėm 12 litrų. Sakyčiau, gyvensim. Aišku, pas mane dabar rodys pilną baką, kaip pas karalių, bet iki to pilno bako, tai čia žinot. Radom žmonės, radom parduotuvę, kuri vadinasi Ne to norėjau, bet gavom parduotuvę šiltos arbatos, salotų turim užkandžių bandelių su citrina. Žodžiu, labai gerai, šiltai pasidėti. Viso to kaina buvo, kad patekom į lietų, tai esu pusiau šlapęs, bet verta buvo. Dar tuo pačiu papildomai maisto nusipirkom pusryčiam, sumuštinių, sneksų. Už viską sumokėjom 30 eurų. Aišku, ten
tokios smulkmenos, nereikia norėti Islandiją. Tai vat, pavalgysim, žiūriu, kad čia 8 atraptų salotų galėtų būti geriau. Gal nenumirsim. Esmė, kad palijo, oras tai vėl gerėja. Pusryčių nieko neturėjau, dabar yra 5, tai pavalgysim už visą dieną. Turim palapinę, kurią stačiau šiandien 2 kartą. Susiradau idealią vietą. Tiesiog buvo tobula vieta, viskas buvo gerai, pasistačiau, kol iš niekur vėjas neužėjo ir visą mano palapinę tiesiog ištraskė. Tai supratau, kad naktis nieko gero nebus. Susiradau vieną vietą čia, kuri turi labai tokį gerą žuovėją. Tai kaip girdit, ar matot, jokio vėjo, bent jau kol kas. Panaši situacija buvo ir ten, minimalus vėjas, tada. Bet problema yra, kad šita vieta ir negalima čia būti. Negalima čia būti, tai reikės anksti keltis, ką aš ir taip darau kelionės metu ir dingti iš čia. Kad neprisidirbt, nes negalima čia būti. Ir Islandija iš vis toks laukinis stovyklavimas draudžiamas. Einu gult, miegot, nes vėjas tiek išpūtė smegenis, kad nieko aš jums protingo jau nebepasakysiu. Pats rytas, saulė šviečia, vėjas ramesnis, tiesiog pasaka. Mėgojom labai gerai, ne labai gerai, bet gerai. Atsikėlėm prieš 6, buvom atsikėlę ir 3 ir 4. Šiaip jau netgi būna šviesu apie 4, taip pat saulė išlenda kokią 5. Dabar yra +1, jau adaptavausi į Islandijos orą, sėdžiu savo saulutė +1, nei šalta, nei nieko. Realiai kūnas visas užšalęs, tai papusryčiausim, atsigersim arbatos. Tai verdamės arbatėlę, darysime sumuštinių. Kas patinka, pavyzdžiui, duona, 4 riekelės, atrodo padaryta turistam. Sūris, saliamis, arbatėlę gersim iš mano maisto peko. Tai iš tikrųjų čia yra, nežinau kaip pavadinti, avarinio maisto rinkinys. Jeigu jau niekur nerasim parduotuvių, tai čia yra makaronų, riešutukų, yra konservų. Tai kad jeigu jau labai norėsim valgyti ir nieko neturėsim, imsim iš čia. Kitu atveju pirksim viską iš parduotuvės. Jau tapo norma čia tos kalnus matyti iš tikrųjų. Bet labai gražiai atrodo, fantastiški vaizdai. Tai matau, arbatėlė jau rūksta. Nosis bėga, visas komplektas, tai atsigersim, papusryčiausim ir grįšim į kelią. Šiandien truputį stabtelsim, vienas jau mūsų seniai planuotas Deimantų viešbutis, norėjau sakyti, paplūdimys. Ir jo, bus daug vaizdų gamtos šiandien, tikėtina, kelyje. Atvykom į Deimantų paplūdimį. Nedaug čia tų deimantų, bet yra pakankamai didelių. Va čia ledkalnis, kur Titanikas nuskendo. Įsivaizduojat? Va šitas nuskandino Titaniką. Tai viskas ateina nuo kalnų, ledynų. Taip ir susidaro paplūdimio Deimantų vaizdas. Va, koks deimantėlis šitas didelis. Turim ir tokį. Koks skaidrus. Oi, dar koks kietas. Prašau. Deimantėlį turim, įdomu, kiek gausim čia už jį.
tai atėjom į kitą pusę, iš kur ir atplaukia ledo gabalai, tai va, kaltininkai. Matot, nuo kalnų ateina ir plaukia savo. Tarp kitko, nežinau, gal iš kitos pusės pabandysiu parodyti. Va ten, matot tą kalną. Ir tai yra aukščiausia viršūnė Islandijoje, va ten. Būtų smagu įkopti, bet reikia įrangos. O mano įranga dalį vietos užima vien motociklo aprangos ir drabužiai. Tai nežinau, čia reikėtų su busiku atvaryti prisikrovus įrangos ir palaipiot. Nu bet, tačiau ši kelionė skirta motociklui, tai ir mėgojamės vaizdais, kur nuveža motociklas. Teisingai. Žinot, kur esam kolektyvas? Paplūdimyje. Nesimaudysim, ne šalta. Tikrai šalta, jūs žinot tą. Bet šis paplūdimys man neįprastas. Neįprastas tuom, kad turi juodą smėlį. O kodėl? Todėl, kad nepaslaptis, kad Islandija yra ugnikalnių šalis. Turi nemažai aktyvių ir jau nebeaktyvių ugnikalnių. Tai yra ugnikalnių likučiai, smėlis, dulkės. Turim ir sukietėjusios lavos. Gal ir pamatysim net gyvai, keliaujant per Islandiją. Bet va, smėlis juodas, ne šiaip sau. Tai kaip važiuojasi? Važiuojasi, sakyčiau, gerai. Riedam, nesustojam. Šiandien pravažiavom 240 km. Lyginant su vakar, tai irgi labai geras progresas. Vakar, kiek pamenu, buvo 300 virš. Tai va, šiandien geras oras. Nemeluosiu, tikrai ir norisi važiuotis, nes poryt tikėtina lietus ateis, tai ir lėčiau tie kilometrai suksis ir aprangą dėtis ir priklausomai, koks tas lietus bus. Pats kelias, nemeluosiu, visgi pagrindinis, sakyčiau. Nežinau, kuris čia kelias pagrindinis, šalutinis, bet, plentas, sakykime, plentas. Tai buvo nuobodokas, kalneliai šiek tiek matėsi, viskas gerai, bet, nežinau, tikėtina rytoj gal reiks nusukti nuo to plento, pasivažinėti kaimeliais tokiam vietom, kur toliau nuo to plento ir toliau nuo vandens, nes ir tas vanduo tokie turi kaip per salą važiuoja, nuo vandens dar ateina tas vėjas. Tai šiandien irgi vėjas šiek tiek bandė kažką šakoti su manim, bet nepasidaviau. Kitas dalykas, tai iš tos pačios motociklo vairavimo dalies, tai grįžtant, parkingai motociklai pigesni 400 kronų, kas yra 2 su trupučiu eurų, ir apsimoka su mocu lėkti, nes susitaupo. Pasakysiu tik tiek. Yra 3 variantai. Arba moki parkingą, arba nemoki parkingo, arba kartais sumoki, kai yra kameras jau ten. Čia jau priklauso, kaip pats darysi. Nežinau, kokia ten tvarka yra. Aš tas senamadiškas žmogus. Jeigu pamatau, kad aparatas susimoku, dabar mokėjau, nepergyventikit, viskas gerai mokėta, buvo už parkingą 400 kronų. Bet, čia pagal save spręskit. Galima susimokėti per appsą, per programėlę, galima ir vietoj susimokėti, kur galima vietoj. Tai arba atsiūs šiek tiek didesnę sąskaitą už parkingą. Čia esam mieste, sakyčiau mieste, nes jau civilizacija ir parduotuvė, ir degalinės, ir matėsi iš aukštai irgi, kaip viskas atrodo, ir bažnytėlę matau, tai, visas miestas, sakyčiau, čia Islandijos visas miestas, ne miestelis. Jeigu parduotuvė degalinė, tai lygų miestui man.
Degalinę radom irgi važiuojant pakeliui, užsipyliau 7 litrus už 15 eurų. Patinka, kad degalinės automatizuotos, ta prasme, visur praktiškai, bet patinka, pridėjai kortelę, pripylėjai, nuskaitė ir važiuoji toliau. Dar nekonvertuoju, kiek eurus gaunasi, bet jau sekantį kartą, kai pilsiu, konvertuosiu ir žiūrėsim, kas ten gaunasi litro kaina. Tas mocas daug nevalgo, tai aš nelabai ir skaičiuoju. Laimingi laiko neskaičiuoja. Tai šiuo atveju laimingi kūro neskaičiuoja. Teisingai. Tai va, mano vakarienė. Pomidorių sriubytė. Aišku, iš pakelio. Ne, pats gaminau. Ir turim picos bandelių. Jau kažkas atsikando iš alkio, Saulė tai irgi normali. Atsisėdau kaip žmogus. Sakau, va, šildo visą kitą. Nebėra. Saulės. Islandijai saulės nėra. Ką jūs matėt, yra specialūs vaizdo efektai. Koks derinys picos skonio bandelės su picos skonio hidru ir pomidorų sriuba. Ir varvanti nosis. Tobula kombinacija, tobulas derinys. Kaina benzino matot, 3,22, tai čia kažkas 2 eurai, 15, 14. Va tokie reikalai. Gražus šitas paplūdimys, vėjuota, kaip ir visur. Bet važiuojant susidūrėm su problema. Tai turim 3 valandas įspręs problemą, nes tiek sumokėjom už parkingą. Juokingiausia, kad įsidėjau pirštinės ir žiūrėkit. Vienos rankos pirštinė. Ir dar vienos rankos tos pačios pirštinė. Esmė, ką mes turim slopintuvo. Iš kur jis atsirado? Ogi iškrito iš duslintuvo. Slopintuvas iškrito iš duslintuvo. Esmė, kad jis buvo neseniai įdėtas, sumažint garsą, nes dėdės pyko, kad labai garsus motociklas. O paėmė, Islandijai nusprendė, gerai, aš čia ir gyvensiu. Ir iškrito. Nėra čia didžiulė bėda, reikia tokio varžtuko. Labai tikiuosi, kad kažką turim. Kažką turim, bet čia reikia myli varžtuko. Toks gerai būtų. Jis negali taip paimti ir kiaurai praeiti irgi. Dar ir pirštą prasivariau. Čia nerodo jums necenzūrinės leksikos, bet gaudžiu aš tą varžtelį iš apačios. Neturiu aš pakankamai mažesnių įrankių, tai susukau iš viršaus. Tikrai laikys. Čia, kad tokios problemos būtų. Tai sukonstravom kažką tokią haltūrą, bet laikys. Neišlėks tas slopintuvas. Gerai, kad nepamečiau, nes kitaip tai čia būtų triukšmo ir garso važiuojant. Ką, bandysim važiuot, gal jau net ir ieškot, kur palapinę pasistatyti, bet bus labai sunku, nes vėjas ir ras tokią vietą kaip vakar. Tai nežinau, bandysim. Tai grįžtam į kelią ir žiūrim, kaip rieda motociklas ir žiūrim, ką šiandien dar pamatysim. Nežinau jau. Tai va. Viskas, šiandien diena baigėsi, jau 9 vakaro, jau ir jėgų trūksta. Miegosim kaip žmonės šiandien name, o kokiam name? Tai va, mūsų namai
kur praleisim naktį, apleistas pastatas, sakyčiau, tikrai pasisekė. Užeinam į vidų. Čia užsidariau jau duris. O čia mūsų įėjimas ir žiūrėkit. O čia koks vaizdas pro mūsų naujus namus. Tai va, turim palapinę. Stogas traška, bet jeigu iki dabar nenugriuvo, tai nemanyčiau, kodėl turėtų su manim nugriūt. Nu ką, viskas. Miegosim po atvirų stogų, galima sakyti. Palapiniai stogo nėra, nedėjau. O ir namo stogas irgi kiauras. Vėjo nėra, praktiškai nėra beveik iš vis. Pro tarpus kiek įeina tiek, bet gryno oro irgi gerai. Lauke tai būtų neįmanoma tiesiog miegot, nes sunku surast vietą, kur pridengtų vėją. Reikės susitaikyti, aišku, su traškančiu stogu, bet kiek matau, dar prisilaiko tas stogas. Laikysi iki šiandien, laikysis dar vieną naktį. Tai viskas. Tiek žinių, miegam ir iki rytojaus. Labanaktis.